Kad su gitara pagročiau dabar jums liūdną dainelę. Nu, tokia liūdna dainelė, savęs nelinčiuosi. Vakar buvo 2025 metų birželio 11 dieną ir mes aptarėjom šitą žvėrišką treidą. Dabar jūs man, pažiūrėkit, tą šaktais pasakykit, kaip laimutis galėjo tokį meistrišką žvėrį pagauti. O jūs pagalvosite, čia biškį pasikoreguos. Na, gerai, tikės pagalvojate jau. Jeigu ne, tai nieko nepadarysi, toks tas gyvenimas. Labai taip. Visų pirma, laimutė. Normaliai viskas su tavim yra, seniukai. Bet baisi labai pramušinėjai, kai tu reikia entry daryti. Čia vakarys sėdis, čia vakarys, kaip vienas daug pasakys. Tavo entry turėjo būti šitas fervelo gaps, šitas fervelo gaps. Bet čia buvo prie market. Realiai tu įeiti negalėjai, tai tu tiesiog laukia geresnis akimirkas, kada tu pasėlint galės. Ir čia tavo entry fervelo gapą buvo. Tau reikėjo tiesiog, nu čia, šartuką padėti. Čia buvo drone liquidity. Accumulation, manipulation, distribution. Tai aš jums parodysiu patterną, koks čia įvyko tiem, kurie treidinat patternus. Tai vienas iš mano mėgstamiausių patternų yra. Žodžiu, akumuliacija žiauri. Čia manipulacija. Ir čia distribucija su tokiu lenktu. Visi kaip kablys atrodo, bet, esmę supratot, koks čia patternas. Čia pats žiūriausias patternas yra. Akumuliuoja, manipuliuoja su kitu kiaušiniu ir dreiko bibis į viršų. Tai va. Nedarykit kaip aš. Ir treidinkit tai, ką matot, o ne tai, ką jaučiat. Man bėda čia ir buvo, aš patreidinu tai, ką jaučiu, ne tai, ką matau, dėl to pavėluoti šiek tiek entry buvo ne pagal makro, bet atsičiūkinau laiko ir supratau tik tais, kada tas entry buvo, bet kadangi ant high time frame mes čia belė kokį čopą turim, čia tiesiog yra katastrofa, kas daros. Palaukit sekundalą. Čia va. Čia šitas price actionas, jeigu jūs man pasakysite, kad čia vienas price actionas yra, aš nežinau. Jeigu reiktų gal aš naują trading pradėti mokytis. Čia bibis yra ne price actionas. Visur čia low resistance liquidity runas realiai. Va čia va šitą teritoriją buvo. Šitą ir mes vakar dar buvom čia palikę relatyviai palau šitos du. Šitą ir šitą. Mes juos skirtam, dabar realiai padarėm breaking market structure. Tai aš esu įsitikinęs, kad kaina žemiau. Visą šitą low resistance liquidity mes nurinksim ir atkeliausim į šitos relatyviai palau. Kur aš kalbėjau prieš kiek laiko, prieš 3 savaitės kažką. Tai žodžiu, tokios tagelės. Šitą dešrą visą pamatėm dėl to, kad Izraelis ant Irano bombas numetė. Vaikiškai žydai stumė. Tai va, žodžiu, numetė porą bombų, bet kiekvienas toks marketo dropas yra, žinot, kai sprogdina pastatus, kaip tai yra vadinama, kontroliuotas griovimas ir kažkas tokį iš anglų kalbos, sakymai labai verčias. Tai žodžiu, kontroliuotas čia buvo sprogdinimas ir prieš tai, kol kaina pakenta, tas dalykas nėra random, market makeriai visi, institucijos vadinamas, kuriam priklauso didžiausias šito indekso gabalas, tarkim BlackRockas. BlackRock didžiausias dalis Nasdaq indekso priklauso, kuris yra 8 trilijonų ar kiek, jam 6 priklauso, tai realiai su viską daugiausiai reguliuoja, kai UG Kaune eismo. Tai va, šalaimis, ne Kaune eismo. Tai va, man atrodo, aš paaiškinau, kas čia daros. Kas čia blogai, jūs pažiūrėkit ant daily chartą. Dabar žiūrėkit, ne, tokį bairį, tai daro. Drykstė apačią. Žiūrėkit, kas čia buvo.
daro, ryčina kažko, drėksta apačia, low resistance liquidity run, daro, jis iškreta į apačią low resistance liquidity run, va kas čia, tai čia va šitų high, ko gero mes net nepaimsim, nes ant S&P visas šitas reikalas yra S&P. Va, bahuriukai. Va taip, anachu judam. Sorry, kad keikios. Tiesiog vakar šiek tiek buvo emocionali diena patreidinti indeksiukus man. Ir už vakar buvo, nu, žiūrėjau, aš jums parodysiu, kad achuėlinsiu, žinokit. Tiesiog. Tai aišku, savęs nelinčiuoju, nes mano bajas 100% geras buvo, aš žinojau, kuriais kaina, taip toliau. Birželio 11 treidą aš ant break-even realiai išėjau. Pirmas treidas buvo losas tenai 4,7, iš antro treido pasiėmiau 3,7. Paskui dar vieną bandžiau dar kartą paimti. Pamačiau price actioną, biškį pabūgau, pabijojau, galvoju, ai čia va apsisuks, iškirs mane, nes breakeris likvidumą nuėmė. O pasirodo man higher time free bias, tai reikėjo nežiūrėti, ką minutę rodo, reikėjo žiūrėti, ką rodo valandą. Tai būčiau čia pasilikęs pabaigoje. Nes čia grįžo galų galę tik tais, nuo breakerio sureagavo, jo, iškrito likvidumą, bet tik tais launch high. Ir vėl kitą pusę, ten, kur turėjo eiti. Na dabar aš jungsiu, tik neišsigaskit per daug, bet aš žiūrėk, man su tom savo apžvalgom, kad biški būtų preskoniuko jose, galbūt reikėtų face revealą daryti, tipo parodyti savo veidą, kad man dar labiau būtų gėda ir dar labiau jaudulys kiltų tas video kelti, gal ko aš pagero ir feilinas pastaras 2 savaitės, o gal dar po price actioną feilinas. Nu nesvarbu, kad visi mokomės, visi darom. Kas nesimoka, tas klaidų nedaro, ir kas klaidų nedaro, tas nesimoka. Ir kas alaus negeria, tam pakmėlų nebūna. Ir žodžiu, nesvarbu. Pažiūrėkit. Kas, blėt, yra čia? Aš dabar kalbu čia su savim. Laimė, kas čia yra? Kur вообще to atkutęs? Na šitą apačią tai tikrai netyčia uždėjau, nes aš žiūrėjau visą šitą dalyką. Ir pas man yra ant telefono 2 mygtukai ant ekrano, kad pašvartinti arba papirkti. Ir, žodžiu, norėjau praplėsti biškį padidinti ekraną ir paspaudžiau. Man atrodo, pirkau netyčia. Bet irgi galėjau palikti būti. Nesvarbu, nesmė. Tai va laimė. Kas čia, blėt, yra? Laims aiškina durns, Laims žino, kas čia yra, jis dabar jums tai paaiškins. Gerai, žodžiu. Mes čia grįžom, padarėm breaking market structure 5 minučių, čia va šitas candlesticks buvo. Padarėm didžiulį displacementą, grįžom į fairvalue gapą ir aišku grįžom 0,075. Tai yra optimal trade entry, bahūrai. Čia yra pati geriausia vieta pasilinkti, jeigu esat bėriš. O aš vakar žiauriai, užvakar tai yra bėriš, belė kai buvo. Ir vakar bėriš, tai aš antrą savaitę bėriš. Nes low resistance liquidity run dėl šarto metu, tai susiparino ant to. Tai va, dar kokią pamoką išmokau. Laimutė. Neapsigyvenk, higher time frame, šartė, juk treidinė, tai 1,5 min šartą, tritaškis, kad biškai dramatiškiau būtų. Tai va, čia priminimų tik šitas bayeris yra, nes čia konkrečiai paraustina mane. Šitą treidą uždėjau, kadangi makro buvo ir žinojau, kad drone liquidity padarytas yra. Čia drone liquidity buvo ir realiai breaking market structure čia 5 minučių buvo, su to displacementu galvoju, ok, mes čia grįšim, aš čia pašortinsiu. Tai mes pisame apačią, čia grįžom,
pradėjom konsoliduoti, nu, okei, galvoju, mes esam dabar ant to, po to fairvalue gap'o, mes turim rejectinti bent jau iki tų equal lows. Mes nerejectinam, mes darbą su tokiu chopu, darydami low resistance liquidity run, mes vis tiek kylam į viršų, tai galvoju, opa, okei, kadangi nėra dinaminio price actiono tokio, va, tarkim, paimkim kaip pačia, va, kai kritam, tiesiog, va, fairvalue gap'ai tvarkingai, gražiai, čia yra algoritminė kaina, kaip algoritminė kaina įkrito. O čia jokio fairvalue gap'o, vienas kitas, chopai, retracementai, pakilimai, mikro ant sekundės, kažkokia, na, nesąmonė. Aš žinojau, kas bus, mes čia be to kainas neuždarėm aukščiau 0,79 retracemento levelio. Man 15 minučių bodis vos aukščiau gavos, per pusę pointą, tai aš supratau, kas čia vyksta. Palaukiau tada, kol grįžom atgal čia, sureagavom į pirmą parodytą fairvalue gap'ą 9:30 valandą per bond market open. Čia grįžo, nu čia retracina ir opa, laimutis ant break of market structure 5 minučių fairvalue gap'o pagavo šitą belę kokį tradą, čia reiktų pasirašyti 5 FG minus. Žinau, kad čia bearish fairvalue gap'as, nes fairvalue gap'as spalvos nekaitėliu, fairvalue gap'ą pas mane visada mėlyna arba violetinė. Nes pagal spalvą stengiasi gaudytis, kad nereikėtų rašytis, ne, kad taip kokią spalvą toks pidėgi. Tada, okay. Driks, į apačią. Traukinio stabdžiai, konkrečiai iškirtam čia. Pamačiau, kas čia vyksta, iškart pradėjau galvoti tokias nesąmonės. Pist laimutis čia va nuėmė. Vieną. Pist čia. Ai, čia 3 nuėmiau, čia 1 bainu. O kodėl aš bainu? Ajo. Ginti. Ir tada laimutis baina. Tada laimutis pamatė, kad grįžo atgal, pradėsi minusai. Ai, nuėmu geriau. Ir paskui vėl čia supanikau, pasėlinu. Ir vėl 3 bainų, nes pagalvoju, na, ką aš čia darau. Jeigu jau kaina nebeina į mano pusę, tai nebeina į mano pusę. Viskas užtenka, nebedarykim šūdų. Tai šitą garbingą dieną laimutis prapisa 107 tašką. O dabar ilgai laukti garbingą akimirką, pasižiūrėkim, kiek laimutis būtų... Jeigu būtų nebuvęs emocionalus traderis užvakar, kiek laimutis būtų paseivinęs ant akaunto euro. Nu, turėtų būti štukė kažkur. Spėjo pa štukė vyra, jo. Tai va. Čia būtų kudink į mano akauntą įkreitę. Būčiau labai daug saugęs, atsiminkit, per pusę riską dariau. Nes dieną prieš, kai treidinau, dieną prieš iš viso aš treidinau, turėjau, net transpičios buvo. Nes pirmadienį, kai treidinau, man irgi čia ne kažkas gavo. Nes aš bėgišiu kokį mėnesį laiką, mes daug. Taip, jokas per ašaras, nebetrimta aš bėgišiu, aš nemanau, kad mes turėtume tas hais iškirsti. Nes pažiūrint į pasaulį, kai kas čia viskas daros, nu, blėt. Tai pakaina algoritminė ir visi tai įvykiai, kas vyksta, bombas visokės krenta. Dar tenai Mr. Beast'o gimtadienį visokie. Jie efektą marketai ateina gal kažkiek, bet kadangi algoritmas yra, tai jis labai mažai paveikus tokiam dalykam. Tai va, žodžiu. Čia breakeris buvo low high, lower low iškirto, pisti virš displacementas, grįžom atgal, kai uždarėme virš to high ir tada spulinom į viršų. Čia mano tai profitas turėjo būti. Galėjau viena čia paimti, būčiau sumažinęs net riską, būtų mažesnis riskas nei čia, kad blokai entry Driksnį apačią. Turim profituką. Ir net į Sunday Open, ten, kur aš žinojau irgi, kada jis nes su projekcijom buvo atsižymėjęs. Su projekcijom, kai žymė, tai visada žymi targetą, kuris yra žemiau nei 0,1. Ne prieš 0,1, o žemiau nei 0,1. Tai čia būtų weekly lows,
equalaus buvę. Ir aišku, jeigu būtumėt swing trade laikę, tikrai būtumėt ten. Va, čia va. Tai būtumėt galėję pakelti nuo čia iki čia. Po vienu standard deviation. O, dar šitą reiks aptarti, bet čia kitam epizodė bahūrė aptarsim. Ten irgi žvėris buvo, žinokit. Pastaruoju metu tai tiesiog man fantastiškai sekas treidinti, bet čia nieko tokia yra, sako tak. Man svarbiausia yra, kad mėnesį esi pliusė. Nes tu, kai treideris esi, tu neturi skaičiuoti, va šiandien tiek prapisu, vakar tiek prapisu, vien prapisu, bet didžiam paveikslę pažiūrinu, blėt, tu vis tiek pliusė esi. Kur tu gerai, pas mane šalyje, ne, dabar, tarkim, aš lietuvis esu Lietuvoje, gyvenu, dirbu. Ką tu Lietuvoje turi dirbti? Kokius mokslus tu turi būti baigęs, kad tu uždirbtum apie 10 štukų eurų per mėnesį. Nu, tu realiai, tu verslininkas turi būti ir įmonė turi. Palaukit, mano šuo savo guolį gaudžia. Ne, koruptas. Žinai, kad taip negalima daryti, ne? Ką tu dabar daryti, tai yra visiškai, ne? Ateik. O į tą šunės. Norėjau šuns. Nebežinau dabar, ar noriu. Aišku, juokauju. Šunis gerai yra. Nu ką. Viską, ką galėjom, tą aptarėm. Kadangi šitą video turėjau įkelti užvakar išvis, vakar, bet dėl gyvenimiškų visokių bairių, kas dabar vyksta čia pas mane ir šiaip lengvo tokio streso, nelabai galėjau. Atsiminkit, kad aš dabar šią savaitę dirbu vakarinės pamainas, tai visas šitas treidinimas vyksta darbo metu, kas yra iš tikrųjų nelengva, nes makro atsidaro realiai, man darbė būna 17 kem 5 ir būna nepraėjusias 2 valandas, situacija, kaip, na, iš pradžių galbūt buvo kažkokių problemų, kai pradėjau dabar su visais kolegom gerai sugyvena, jie supranta, aš juos suprantu ir pasilaidom viens kitą, kas patų, kas kada mums reikia. Tai o, žodžiu, būtent tuo metu, kada man svarbiausia reikia, tada darbo pradžia yra, taip, nu, kažkaip ant sąžinės stovi ir nelabai noriu aš eiti, bet vis tiek einu. Tai va, žodžiu, čia cigariuką rūkiu darbę, laukia per lietą. Ir aplamai, va, tame dalyko yra, kai nesi locked in į savo visą šitą reikalą, į savo visą tą treidinimą, nu, tu gavno gaunas dažniausiai. Pavyzdžiui, man, kai aš esu visiškai BBDS ant to treidinimo, kai aš ateina, net nelaukiu to treidinimo ir žinau, kad va, šiandien gal patreidinti reiks, atėjau čartą, pažiūrėjau, nu gerai, gerai patreidinsiu. Ir viskas, va, maždaug taip, atėjai, pamatai, ką nori pamatyti treidinį, nematai nieko netreidinį. Kažkas va tokia. Tada geriausiai gaunas treidintis, nes labiau selektyvus esi ant savo tų treidų visų. O dieną prieš tą dieną, gal irgi turėjau video dėti, bet aš tą dieną Trumpas kalbėjo ir aš kėliau šiaip apie savo gyvenimą vieną kitą dalyką, apie risk management ir taip toliau. Aišku, aš nesu kažkoks tai supistas profesionalas, man labai sunkiai sekas tokiam temam kalbėti, aplamai man sekas sunkiai su žmonėm bendrauti, nes, ką žinau, kartais jaučias, kad aš netoks, kad noriu vienas tiesiog žmogus gyvenime būti ir tiek. Tai o jam pavyzdėlis, kad per Trumpo speechą vyko, visur seek and fucking destroy. Čia kylam. Na į viršų, na į apačią, na į viršų, vėl visas iškertam, na į apačią, čia kažką iškertam, kažką padarom, čia iškertam, čia iškertam, čia žiaurių kuro. Dėl to per high impact news visokius netreidų. Trumpai, kai kalba FOMC, kai yra dar, kaip kada, žinokit, tokios, jeigu pasaulio situacija rami, tada žinai, kad FOMC bus bibis ir geriau tą dieną netreidin. Bet jeigu jau taip didelis volatility market, tai FOMC jau niekad ten daug baisiai nepadarys. Tai va, žodžiu, apie šitą fun tradą papasakojau. Ką galėjau papasakoti, žiauriai fun buvo. Matyti, kaip be tavęs tavo setupas ilgai lauktas nueina, bet nieko tokias.
Svarbiausia yra žinoti, nu, ta prasme gerai, iškirto tavo tas satupas, nenuėjo ten, kur turi nueiti. Tu neturi liūdnas dėl to jausis, tu turi džiaugtis, kad jis nuėjo ten, kur turi nueiti. Tau tiesiog, ko tau trūksta, tai tik galbūt kantrybės, patirties, tam tikros emocijų kontrolės ir viskas bus gerai. Tai va čia mano klaida, tiesiog tame buvo. Nelinčiuosi savęs ant sausos šakos, nekarsiu. Tiesiog džiaugiuosi, kad mačiau. Tai va, gerbiami kolegos traderiai. Gana čia metų laižyt nachai, einat mokytis, einat dirbti. Nes jeigu norit būti pelningi traderiai, arba bent jau nei pelningi, nei nepelningi, kaip aš žinokit, dar mokytis reikės. Tai va, valdykit savo emocijas. Backtestinkit. Na šiaip backtestų seriją neužilgo paleisiu, aš čia backtestinu rašinėjęs viską. Backtestinat. Mokotės. Klausot knygų apie psichologiją ir savaitgaliais negeria. Ir va, būsiu profito traderiai. Na, aš negeriu savaitgalis, būna vieną kitą liuką aš taisu, bet čia nesvarbu. Svarbiausia yra nedaryti too much. Pypki. Tai va. Mano šuo vėl graužia dulkius ir, bet gerai viskas, nebeaukšinu burnas, nes dar vieną seriją reikia krikštą nufilmuoti. Tai va. Kaip vienas žinomas traderis pasakytų, GL, GT. O ką tai reiškia, sužinokit patys. Tai va. Auf Wiedersehen, gerų šliosų, gerų dešrų.